Žinomi šie trikampio ABC kraštinių ir kampų dydžiai. Mes žinom, kad kraštinė B, štai šita, yra 11 cm, kampas alfa yra 45 laipsniai, taip ir parašau. Ir dabar kampas beta yra 51 laipsnis, taip ir parašau. Ir man reikia rasti kraštinės CB ilgį 10 tikslumu. Taigi galiu taikyti sinusų teoremą. CB kraštinė dalinta iš priešais esančio kampo sinuso yra lygu kraštinė AC arba 11 dalinta iš priešais esančio kampo sinuso pagal sinusų teoremą. Ir dabar aš iš čia galiu išreikšti kraštinės CB ilgį. Turiu taip kryžmiškai šitus du sudauginti, iš šio skaičiuko padalinti. Taigi bus 11 kart sinus 45 laipsniai ir dalinta iš sinus 51 laipsnio. Čia jau be skaičiuotuvo neišsiversim, skaičiuojame skaičiuotuvu ir gauname 10,008 ten ir taip toliau. Kadangi mums reikia suapvalinti 10 tikslumu, tai apvalinam 10 tikslumu ir gauname lygiai 10. Lygiai 10.